Tai sveiki visi, pratęsėm mūsų tinklalaidžių ciklą LTU Aquatics ir šiandien turim ypatingą svečią, kuris mane žavi savo entuzijazmu ir savo sugebėjimais, atkaklumu, tai ilgųjų nuotolių liūtas Džiugas Miškinis. Labas, Džiugai. Labas. Klausyk, atėjęs šiandien, kai pasitikau tave prie durų studijos, sakei, kad paklausiau tavęs, kiek nuplaukiai. Sakei, 8 km šiandien. Tai čia daug ar mažai? Man tai atrodo beprotiškai daug. Kaip kam? Man čia toks lengvas prasplaukimas buvo. Biškai būna daugiau įprastai. Man tai proto sunkiai suvokiama, kad taip tiek plaukt per vieną treniruotę. Tai kiek tu per savaitę nuplauki? Įvairiai. Dažniausiai būna virš 70 km ir kartais, kai būna pikas, siekia iki 90. 90 km per savaitę. Taip. Tai yra per 7 dienas ar 5? 7. Per 7. 6 iš tikrųjų, nes vis tiek vieną dieną būna laisva. Tai kada tu ilsiesi? Ta vieną dieną. Tai būni lovai, ištisai guli. Papasakok, kokia tavo rutina yra apskritai? Tarkim, galime paimti kalnų stovyklą, kokia būna rutina. Tai dažniausiai mūsų treniruočių grafikas būna 2 treniruotės vieną dieną ir sekančią vieną treniruotę. Ir kažkur vidury stovyklos padarom visą dieną laisvą, tiesiog be jokio krūvio. Tai įprastai gaunasi 11 treniruočių per savaitę. Tu atplauki 2, tarkim, pirmadienį, antradienį 1, trečiadienį 2 ir tokiam atrežime važiuoji. O tarp treniruočių tiesiog guliai, ilsiesi, miegai, pavalgai ir toks atrežimas, tokia rutina. Kas tave varo, kas tave skatina taip treniruotis, nes beprotiškas krūvis, aš įsivaizduoju. Taip. Tas yra toks vienas momentas, kad pats nori pamatyti, kiek iš savęs gali išspausti, iš šito savo kūnelio kokį rezultatą padaryti. Kiek metų jau spaudi? 11, man atrodo, dabar 11 lygtais eina. Ir vis dar norisi? Taip, be abejo. Ir kitas dalykas yra, tiesiog žinai, kad su mano nuotoliais, ilgais nuotoliais yra ir ilgi atstumai plaukiant treniruotėse, reikia daug darbo įdėti, tai tu su to susitaikai ir tą darai tiesiog. Skaičiau apie tave publikaciją čia seną ir ten buvo pasakyta, tu pats sakei, kad man labai patinka plaukti. Atsimenu, kad norėjau plaukti nuo pat vaikystės, visą laiką stengiausi plaukti ežeruose, nemokėjau, bet plūduriaudavau, bandydavau, darželyje būdavo programos, kur vaikai eina į skirtingus būrelius, išbandžiau skirtingas sporto šakas ir būtent tą savaitę, kai vyko plaukimas, kurio labai laukiau, aš susirgau ir negalėjau eiti. Atsimeni visą tai? Taip. Tai kaip klostėsi tavo kelias toliau? Kaip tu vis dėlto atsidūrei tam plaukime? Tai kažkaip aš atsimenu, būtent gal tikriausiai metais prieš vasarą ir buvo tas mano pirmas pasiplaukimas ežere nepavykęs, bet kažkas nuo to laiko pradėjo mane traukti. O atsiprašau, kas ten nepavyko? Skęst pradėjai? Ne tai, kad skęst, tiesiog, kad, aš ten labai paplaukiau, nei ką, ten tiesiog vietoj stovėjau, išplūduriau, sakau, ojetus, kaip fainai, kaip išplūduriau, atrodo, jau čia kažką labai įspūdingo būčiau padaręs. Ir kažkaip nuo to laiko norėjau išmokti plaukti greitai ir tiesiog plaukti ir judėti per vandenį. Ir tada buvo tie būrelių pasibandymai ir būtent tą savaitę, kai buvo plaukimas, aš iškritau, susirgau. Ir nuo to laiko man kažkaip griaužia tas praleidimas plaukimo treniruotės ir tada sekančiais metais ėjau lankyti plaukimą tiesiog. Ir atradau save tenai. Atsimeni, pirmas treneris, kas tavo buvo? Taip, Rasa. Rasa. Gerai, Rasa? Mažutaitinė, nuostabus žmogus. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti. Ir kaip tas pirmas treniruotės, kaip tau pasirodė? Ar tu taip įsivaizdavai tą plaukimą, kaip prieš eidamas treniruotės? Nežinau, ar aš labai ten kažko tikėjaus, ar turėjau kažkokią mintį, kaip ten viskas eisis, kokia tenai yra programa, kokia yra struktūra visko. Atsimenu, tiesiog norėjau plaukti. Ir labai buvau išdykęs, labai daug dariau visokių išdaigų. Kokių prisipažink, prašau. Oi, geriau gal šitose vietose šiek tiek nutelėti, bet tiesiog buvau labai išdykęs, labai daug visokių išdaigų dariau ir buvau tikras galvos skausmas visiems treneriam, kurie mane treniravo vaiko amžiaus. Ir vienu metu buvo kažkokia pertrauka, taip, pas tave? Taip.
papasakok, nes čia labai įdomu iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų, kai pagalvojai tokią meilę plaukimui ir metus būt neplaukus, tai kažkaip keistai skamba. Bet kai buvo 13 metų, nežinau, buvo toks sunkesnis momentas gyvenime, gal ten ta 6 klasė labai kažką įtakojo ar 5, bet kažkaip ar impulsyviai aš taip sugalvojau ar ką, bet tiesiog sakau, nebenoriu, nebeplauksiu. Ir tenai dar bandė mane atkalbėti, treneriai ten sako, su mano tėvais kalbėjo, sako, palaukit, gal čia tik taip momentų yra, gal paskui Džiugas vėl norės plaukti ir taip toliau. Bet šiaip tai, atsiprašau, jeigu tu užsispiri, tai viskas yra, ne? Kad kažkaip jo, tikriausiai, nežinau, toks įdomus charakterio bruožas yra. Ir aš, dar bandžiau ten kokį mėnesį gal paplaukt, nes tėvai labai raginant, bet tiesiog negalėjau, išėjau. Ir tada tos sekančius metus buvo sunkus metai, dar sunkesnė negu atrodė plaukiant. Kodėl? Supratau, kad labai noriu plaukti vėl. Pirmi ten 3 mėnesiai, kol buvo vasara, buvo viskas faina, viskas smagu, daug laisvo laiko, bet tada prasidėjo mokslo metai, ir kažkaip atrodo, kiek tu ten metus, 6 ar 5 plaukiai, turėjai rutiną, turėjai draugų ratą, viskas buvo jau kaip ir sustatyta ir viskas dingo. Mokykla realiai, grįžti namo ir nebežinai, ką daryti. Taip, bet mokykloje draugai yra. Be abejo, bet, kažkaip aš nežinau, mokyklai man labiau visą laiką asocijavosi su klasiokais vietoj to, kaip draugais, man baseinė, žmonės, kurie aplink mane yra, aš jau juos skaitau tikrais draugais. Aišku, dabar irgi yra iš mokyklos draugų, kuriais, galima vadinti draugais, bet tiesiog tuo momentu man taip viskas susiklostė. Ir tas toks rutinos neturėjimas, sėdėjimas namuose, galvoju, ką aš čia veikiu toksai. Ir būdavo net sapnų, kai atsikeliu naktį, sapnuoju, kad jau buvau grįžęs į plaukimą ir atsikeliu ir aš vėl toks neplaukiu. Eik tu savo, galvoju. Ir žodžiu, tai buvo man pora tokių sapnų ir kažkaip gavosi, kad buvau išvykęs ir lygiai po metų treneris sugalvojo paskambinti, man pakviesti vėl plaukti. Ir tuo metu, būtent kai jisai skambino, aš nebuvau šalia telefono. Ir jis tada mano mamai paskambino, pasakė, mano mama tada man atskambino po kiek laiko, nes, mačiau, kad yra praleistas skambučių, bet vis tiek mama hierarchiją užima, kaip sakant, tai paėmiau, paskambino mamai, sako, Džiugai, sako, jeigu tu nesutiksi, tai aš nežinau, ką tau padarysiu. Aš dar iš pat pradžių net nežinau, apie ką čia eina kalba, galvau, kažką jau prisidirbau labai. Ir taip gavosi, kad, sako, tave kviečia vėl plauk treneris ir, turiu pasinaudoti šitą progą ir aš toks iš karto be jokių nieko daugiau neišgirdęs, jokių detalių, sakau, taip, važiuoju, varau plaukti. Ir tiesiog vėl grįžau po truputį įsibėgėjau ir ir kaip grįžus sunku buvo? Nelabai gal pasakyčiau, tiesiog vėl buvo toks įsivažiavimo laikas, tiesiog nebuvo, kad labai sunku, bet tiesiog vėl buvai pripratęs, tada išėjai iš plaukimo, vėl tokia nauja aplinka ir tada vėl grįžai, atrodo, nors ir tą plaukimą tiek laiko lankiai, bet vėl lyg ir nauja aplinka, bet lyg ir, žinai, toks keistas momentas. O užsiminiai, kad neturėjai ką veikti, neturėjai rutinos, tai neturi kažkokių tai kitų pomėgių, kuriems galėtum atsidėti, ar kuriuos norėtum daryti? Būdavo prie kompo žaisdavau. Tai tas prie kompo žaidimas ir buvo mano visa rutina. Aš daugiau kažkaip manęs niekas netraukdavo. Aš aišku būdavo išeinu tenai, žiema buvo, tai tenai važinėjom su draugais tenai, su klasiokais pasičiuožinėti ir taip toliau, nuo kalnų nuslydinėti, bet apart to tai nieko daugiau, tiesiog visą dieną mokykla, kompas ir toks labai nekokia rutina. O šita rutina, kur viskas sunku, kur skaičiuot plyteles ant baseino dugno, tai čia jau... Čia jau pats gazas. Treneris tave apibūdina kaip labai motyvuotą ir labai siekianti tikslo. Tai koks tavo tikslas yra dabar? Dabar aš tokia kaip kažkokį konkretų tikslą nelabai šiuo metu esu užsibrėžęs, aš tiesiog noriu išspausti iš savęs, ką galiu daugiausiai. Tai pažiūrėti, kiek aš galiu geriau pagerinti ar savo rezultatą, ar tą patį Lietuvos rekordą, kuo toliau jį ištobulinti, kad kitiems būtų sunkiau jį pagerinti ateityje ir tiesiog žiūrėti, iki kiek galiu varyti. O tas rekordas kada čia buvo? 23 metais tu jį pagerinai, ne? Jo. Girstutė. Taip. Kaip jautėsi tada? Nes čia seniausias, man atrodo, buvo Lietuvos rekordas visų laikų. Tada tai buvo wow. Atsimenu, biškį.
Kas keista buvo, kad paskutinį 100 metrų, šiaip niekada nieko negirdi, kai tau kažkas rėkia ar kažkas kažką rodo, netkreipi dėmesio į tai, kaip plauki, bet va tau paskutinį 100 metrų, kai visi ten iš mano Europos jaunimo komandos draugai rėkė tenai, mojavo treneriai, atsimenu, va tau labai garsiai, labai gerai atsimenu, kai garsiai visi rėkė tenai ir mojavo. Ir tada atplaukiu ir matau, kad pagerinu rekordą ir pagerinu tik 1 sekundę. Va tada tai buvo wow. Tada toks labai, jausmas toks neapsakomas tiesiog. Daug laimės buvo. Ir nuo to laiko tu jau 3 metai iš eilės tampi neakivaizdinių ilgų nuotolių plaukimo. Kaip ir jo. Buvo metai tenai, kai man atrodo, Matas Činga buvo pirmas. Tapęs karalium. Ir liktais viskas, kiek pamenu. Tai aš kiek žinau, 3 metai iš eilės. Tai matai konkurentų čia aplinkui? Jo, be abejo. Yra keli žmonės, kurie, manau, tikrai galėtų gerai plaukti šitą distanciją ir tikriausiai geriau negu aš, bet jie tiesiog neplaukėjos. Pavyzdžiui, Kristupas Trepočko, man atrodo, tikrai turi duomenis tam. Tas pats Danas tikriausiai galėtų mane aplenkti ant kilo 5, jeigu norėtų. Bet tiesiog man tai viskas susiklostė, kad niekas neplaukė ir dabar esu pirmas. O kiek tai laiko bus, pažiūrėsim. Grįžtam prie to, prie tavo motivacijos, tikslų ir dalykų. Kodėl ilgos distancijos, kodėl ilgi nuotoliai? Tiesą sakant, nežinau, tiesiog gavos taip, kad aš geriausiai juos plaukiu. Iš visų dalykų, kaip ir visiems plaukikam ateini į baseiną ir treneriai pamato, ką tu sugebi geriausiai daryti, kokį būdą plaukti, ar ten braso, ar delfinu, ar nugarą, ar krauliu. Ir krauliu dar žiūrint kokią distanciją. Tiesiog taip sukrito viskas, kad aš geriausiai plaukiu kilo 5. Tai treneris pažiūrėjo ir sako, tu džiugai varysi 1,5 kilo dabar. Jo, taip gavosi. Plaukdavom viską, ten 400, 800, 200, bet tiesiog pastebėjom, kad geriausiai kilos 5 sekasi, po tam tikro laiko turiu jau pradėti tam ir treniruotis, kur matai daugiausiai potencialą. Kalbant apie tas treniruotės ir panašius dalykus, motivacija vėlgi, noriu grįžti prie tavo olimpinės svajonės. Kaip tu juos sekei? Nes žinau, kad ėmėsi drastiškų pokyčių. Prieš tai papasakok, jeigu gali. Taip, tai olimpinės svajonės siekiau, turbūt čia kalbam apie mano mokslo metus. Taip. Kai sugalvojau kažkaip suderinti 11 ir 12 klasę ir jie 12 klasę iš esmės pabaigti per 1 metus kartu su 11. Tai kažkaip planas to, visa mintis buvo tokia, kad jeigu aš baigiu mokyklą anksčiau, aš turėsiu visus laisvus metus pilnai treniruotis ir padaryti viską, ką galiu, tam, kad pabandyti padaryti normatyvą olimpiadą. Ir tuo metu mačiau vienus pliusus, galvoju, greičiau mokyklą pabaigsiu, mažiau galvos skausmo bus. Taip ir gavosi ir aš nuėjau pas pavaduotoją, sakau, ar išeitų tai padaryti. Pradžiai galvoja, kad aš išprotėjęs esu, visiems mokytojams sakiau, tą patį man sakė, bet, kažkaip mes pasikalbėjom, matė, kad aš galiu tą padaryti, tai tą ir padarėm, tiesiog pabaigiau 11 su 12 klase, buvo daugiau, žinoma, krūvio, reikėjo daugiau atsiskaitimų daryti, daugiau mokintis, bet tą padariau, ir viskas. Ir tada buvo laisvi metai ruoštis. Ir kaip sekėsi ruoštis olimpiadai? Normatyvas nebuvo padarytas ir ganėtinai dar, sakyčiau, daug trūkų iki jo, kas buvo tuo metu apmaudu, nes vis tiek tuos visus metus tam ruošiais, stengiais tą daryti, tai reikėjo su to susitaikyti, bet tiesiog priėmiau kaip dar vieną galimybę pasimokyti iš klaidų padarytų, ar tiesiog augti su ta visa patirtim ir tiek. Tai o dabar jeigu galima būtų įvardinti toks, siekimybė kita būtų Los Andželo olimpiada. Bet jinai dar toli. Reikia ruoštis. Kaip čia jau toli? Laikas greitai bėga, žinai, ko toliau, to greičiau. Taip. Tu plauki ne tik baseinė. Tu atėmei, tarkim, ištvermingiausio Lietuvos plaukiko karūną iš Povilo Strazdo. Ir praktiškai, ko gero, baigėjo karjerą. Čia taip liūdnokai skamba. Liūdnokai, bet taip yra. Realiai, kodėl atviras vanduo? Nežinau, iš tiesų, tai tas atviras vanduo
Nuo to laiko, kai pradėjai ežerę plūduriuot? Ne, buvo pertrauka ta vadinama. Bet kokiu atveju, kai kila 5 treniruojas, tai vis tiek yra panašu tas atviras vanduo, ilgos vis tiek distancijos ir tai yra naudinga ir kilui 5 jas plaukti ir taip toliau. Tai tu tiesiog užsirašai ir dalyvauji. Tiek pramoga, tiek ir kaip ir varžybinė tokia konkurencija, visai smagu. Bet ten nuotoliai daug didesni. Be abejo, reikia plaukti nebe 15 minučių, o 2 valandas. Visai smagu. Smagu, aš neįsivaizduoju, koks tas jausmas. Žinau, aš dabar laukiu, Vilniui visą laiką, kiekvienais metais vyksta Vilniaus plaukimo maratonas, man ten būna labai, labai, labai geras momentas, aš ten ateinu su draugais. Šįmet bus dar prieš tai ir Akmenos ežere Trakuose, birželio 28 dieną. Matot, tada bus Europos čempionate iki 23 metų, tai negalėsi dalyvauti. Galbūt banaliai tai skambės, bet ką tu mastai plaukdamas tokį ilgą nuotolį, tarkim 5 km arba 10 km? Ar turi kažkokį ritmą, ar tu skaičiuoji kažką? Tai nesimato plėtelių, tai nėra atstumų, kad tu galėtum ten tos intervalus skaičiuoti. Tau reikia varyti. Kaip tu nusistatai tą tempą? Apskritai, specifika šito atviro vandens. Kai buvo man Europos jaunimo čempionate 10 km, kai buvo visi kiti plaukikai aukšto lygio, yra žymiai daugiau strategijos, negu plaukiant tiesiog vienam. Ir kai tu plauki su kitais tavo arba dar aukštesnio lygio plaukikais, dažniausiai yra visokie kitokie momentai, kur, tarkim, tu plauki paskui kitą plaukiką, nes tau yra šiek tiek lengviau, tu stengiasi nebūti pirmas, kuris plaukia, nes, pirmam plaukti naudoja iš tikrųjų šiek tiek daugiau jėgų. Tai yra toks momentas, paskui plaukiat aplink bujus, stengiasi paimti artimesnę bujaus liniją tenai, bandai... Yra daug tokių visokių momentų, apie kurias realiai nepagalvoji, kai būni vienas ir plauki tą maratoną, kur už tavęs žmonės toliau yra ir nereikia su nieko varžytis. O tam Europos jaunime ten, atsimenu, man buvo toks biški šokas ten ir pasitrankiam ten su kai kuriais, ten iš tikrųjų labai įdomu yra tenai. Gavau ir į akį, ir į šonkaulius, kur tenai, atsimenu, vienas vaikinas ėjo ten su ledo pakeliu tokiu ant akies, tai ten visi ten būna pasitranko. Tai aš įsivaizduoju, kad tuose aukšto lygio atviro vandens varžybose, kaip tu sakai, ten, kur tenka pasilūpti alkūnėm ir panašiai, kad tau nėra laiko apie kažką galvoti, tiesiog stebi situaciją. Jo, viskas vis tiek yra toks, ten, kadangi per 2 valandas viskas vyksta, tai ten yra toks situacinis plaukimas, tenai žiūri, kas, kaip, kada ir turi žinot momentą, kada reikia paspaust, kada reikia biški pataupyti jėgas ir tiesiog prisitaikyti prie būtent to nuotolio ir tos dienos varžybų. O kaip plauki vienas tokį ilgą nuotolį? Apie ką tu mastai? Tiesiog plaukiu. Todėl man gal tas ir yra smagu Vilniui plaukti, kad aš galiu ten tiesiog mėgautis, man vienam greitai plaukiu, gal išsikeliu savo kažkokį tikslą, kaip praeitais metais, kad pabaigti antrą atkarpą greičiau negu pirmą pradėjau. Tai tokį bandai gyvendinti tą tikslą ir tiek tiesiog plaukiu, mėgaujas. Baseinė vanduo visą laiką šiltas. Atviram vandenį ne visą laiką. Ir aš atsimenu, čia kažkuriam tai Vilniaus maratone buvai palikęs hidrokostiumą. Jo, buvau. Kaip tavo esi, nes ten dauguma buvo su hidrokostiumais. Jo. Aš nežinau, ar aš ten vienintelis buvau su trumpesnėm glaudėm, nepilnu hidrokostiumu, bet ten, atsimenu, iš tikrųjų nebuvo taip blogai, kaip galvotum. Vis tiek tu plauki greitai, tau yra šilta, tavo kūnas yra įkaitas, tai ten gan geras aušinimas buvo, gerai galėjau atvesti. O nežinau, kodėl čia taip įvyko, tiesiog kažkaip gavosi, kad ryte anksti kėliaus ir pamiršau. O su hidrokostiumu šiaip lengviau plaukti, ar ne? Taip, tave kelia jisai biški ir daugiau yra medžiagos aplink tavo kūną, kuri nesugeria vandens ir tau padeda lengviau slysti. Ok, tai dabar artimiausias tavo atviro vandens kada varžybos? Vilniui? Ar ne, iš tiesų bus Švedijai dar maratonas, bet ten bus 3 km, tai jis netoks ilgas, bet ten nusimato irgi geras laikas, tenai bus vienas iš greičiausių kilo 5 plaukikų pasaulyje, tai ten su hidrokostiumais plauksim palei upės srovę, tai tenai turėtų būti ten ir greitis, ir smagu, pažiūrėsim. O Nemune čia, kai buvo plaukimo 100-mečio, plaukai tu? Ne, buvo Europos čempionatas irgi. Norėtum išbandyti?
Nu, be abejo, palei srovę plaukti turėtų smagu būti. Ko gero, labai daug plaukikų, su kuriais esu kalbėjęs, bendravęs, jie bijo plaukti atviram vandenį. Kaip tau su ta baime? Niekad nebuvo, kad žolių, dumblo, kad pagaus kažkas už kojos? Gal anksčiau ir būdavo kažkokie momentai, kur tu, ten gali prisigalvoti visokių, kad ten kažkokia žuvis didelė plaukė, ar ten kažkokie dumbliai tave pačiups, ar ten įsiviniosi į vijoklius kokius, bet dabar tai negalvoju apie tai ir tiesiog, darai, ką turi daryti. Nėra to tokio visai, nebegalvoju apie tai. O šiaip apskritai turi kažkokių baimių? Vat apie šitą dažnai pagalvoju, ar aš turiu kaip baimių ir kažkaip, nežinau, jeigu... Vorai, gyvatės ten... Ne, jeigu kažkas kiltų į galvą, tai galbūt aukščio baimė kažkokia, toks yra momentas, kad nelabai patinka aukštai būti. Tai šuoliai į vandenį tau, ne? Esu šokęs nuo 5 metrų, tai ten jau buvo man pakankamai azarto ir ekstremalumo. Gerai, grįžtam prie kitų dalykų, šiek tiek prie tų akademinių. Ir tu baigėjai 11 ir 12 klasės, metai pertraukos ten ar kažko. Bet dabar dar nieko nestudijuoji. Taip, dabar dar nieko nestudijuoju. Buvo planai važiuoti į Ameriką, bet taip susiklostė, kad neišvažiavau. Mes su treneriu pakalbėjom. Nusprendžiau likti čia Lietuvoje dėl aplinkos susidariusios ir dėl pačio trenerio. Man tas ryšys, kurį mes turim per tokį ilgą laiką yra svarbus ir aš, nežinau, pasirinkau likti čia ir galvojau, kad tiesiog pavasaros kažkur stosiu Lietuvoje mokytis. Tai tą taip ir darau dabar. Tai, grįžtam šiek tiek prie Amerikos, tau siūlė kažkokį tai universitetą? Taip, turėjau daug pasiūlymų, bet ten, tie pasiūlymai nebuvo iš pačių geriausių universitetų. Ir tiesiog Amerikoje reikia universitetam, kad tu pelnytum jiem taškų. Reikia, kad tu plauktum daug nuotolių, jeigu gali plaukti estafetėse, yra super. O kai tu plauki kilo 5, tai tu iš principo gali plaukti 4, 8 ir kilo 5. Ten, jau jeigu 200 plaukia, tai tu jau labai jau geras esi ir jie ten tave labai tada mėgs, nes tu galėsi ir estafetėse plaukti, ir 200 aišku, ir tiesiog kažkaip kilo 5 plaukiukų nelabai reikia jiem, taip sakant. Tai kodėl kviečia tada? Tiesiog, kad paukščiuką pasižymėtų kažkur tai. Be abejo, yra tas, jie, pavyzdžiui, mėgsta daryti stiprias komandas, kuriuose gali varžytis kilo 5 plaukiukai. Ir tarkim, jeigu turi tiek pat taškų renkantį kilo 5 plaukiuką ir tarkim 200 metrų plaukiuką kraulių, kurie plaukia, labiau vertins tą 200 metrų plaukiuką, nes jisai gali jiem daugiau taškų tiesiog iškovoti. Jisai gal ir 100 praplauk galės, ir estafetėse sudalyvauti, ir dar tos gal 400 praplauks, o kilo 5, tu nėra jokių estafečių, tu negali jiem tiek daug taškų pelnyti. Tai jau, kad tave paimtų geras universitetas, tu ten jau turi būti kažkas wow, tu turi būti jau kažkoks labai konkurencingas plaukiukas pasaulio lygį. Lieki Lietuvoje, pasitarė su treneriu, viskas gerai, mes labai džiaugiamės, kad tu lieki Lietuvoje, būsi čia Lietuvos čempionatas, reiškia, bus galbūt įdomi kova. Kur stosi, ką studijuosim? Tai planai buvo stoti į KTU, bet irgi neišeitų suderinti su plaukimu, tad pasirinkau kolegiją, Kauno kolegiją ir tenai studijuosiu robotiką ir automatiką. Bet čia anksčiau, kai tavo interviu kažkur skaičiau, tu minėjai, kad kineziterapeutų norėtum būti, ne? Nebuvo? Jo, buvo. Tas ir labai gerai, aš sakyčiau, kad buvo man šitie 2 metai laisvo laiko tarp 12 klasės ir universiteto, nes turėjau laiko išsigryninti, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Tai ten daug buvo visokių iteracijų, ten ir ta kineziterapija, ir gal masažistas, ir gal tenai koks marketingas ir taip toliau, visokių daug tokių idėjų buvo, kol galiausiai išsigryninau štai šitą. Robotika. Elektros inžinerija. Dar vienas labai įdomus pasirinkimas, bet jeigu gali paaiškinti, kodėl? Nežinau, įdomiai tiesiog atrodo, pabandysiu. Ir jeigu ten matysiu, kad man nepatinka ar panašiai, tai bet kada gali pakeisti studijas, gali pasirinkti kažką kito. Ir vis tiek per tą laiką tu galėsi pačiupinėti šitą būtent šaką, pastudijuoti, pažiūrėti, ar tave traukia ar ne. Turiu ir iš šeimos, kas studijavo šitą dalyką ir dirbo panašus tipo darbą, tad ir
galėjau pasiklausinėti, kaip ten kas, kokia yra ten struktūra ir panašiai. Bet žiūrėk, ta prasme, plaukimas ir sportas, ir elektronika, ir robotika. Man tai visiškai nesiejami dalykai. Yeah. Ta prasme, visiškas priešingybės eina. Yeah. Ir tu vis tiek pasirinkti šitą. Ok, viskas gerai. Galbūt vandens dronus kursi, tu arba dar kažką, robotus po vandenį. Gal ta kamerytė bus, kur būna per olimpiadą važiuoja po vandeniu bus. Ok, pati kur lakstų po dugną. Ja. Kažkaip prie baseino. Supratau. Dar šiek tiek noriu grįžti prie tų visų atvirų vandenų ir pakankamai skaudžios statistikos, vis dar pakankamai skaudi yra skęstanti žmonės vandenį. Tu kaip atviro vandens profas, kokius tu patarimus galėtum duoti žmonėms? Tarkim, kokius 5 pasirink, kad jie neskęstų. Nežinau, ar 5 galima sugalvoti, bet vienas iš... Tai 10 gali sugalvoti. Vienas iš svarbiausių turbūt mokėti įsivertinti savo jėgas. Nes vis tiek žinot, kiek gali nuplaukti, ar gali ten tokį tam tikrą atstumą nuplaukti, ar tau jau geriau pasėdėti ant kranto. Tai čia vienas iš svarbesnių dalykų, mokėti įvertinti tas savo jėgas. Kitas, sakyčiau, nebūti vedamas draugų, kaip sakant, kad jeigu tu matai, kad tavo draugai ten kažkur plaukia ir tau sako, plauk, nors tu ten žinai, kad tu negali to daryti, tai tu ir to nedaryk. Ta prasme, čia atrodo toks labai šiuo momentu logiškas dalykas, bet, aišku, kai tu būni toj situacijai, tu galvoji, niekis čia. Tik su draugais pabusiu, bus faina ir taip toliau. Taip ir būna nelaimės. Ir turbūt kitas svarbesnis momentas tai yra kvašilų vartojimas prie vandenų. Dažniausiai, aš bent jau kaip įsivaizduoju, kad dažniausiai nuskendimai vyksta, būna žmonės apsvaigę. Ir tada, aišku, ir blaiviai negali įvertinti savo jėgų. Ir tada ir motorika būna sutriukus, visokie tokie niuansai, kurie ir veda prie tų skendimų. O turbūt dar tėveliam vienas patarimas, tai prižiūrėti savo vaikus tiesiog. Irgi esu girdėjęs daug atvejų, kur paliekami vaikai be priežiūros ir tiesiog būna nuskęsta. Okay. O pats kelių metų išmokai plaukti ir kas tave išmokė? Tėtis? Jo, tikriausiai 5, gal kokių 6 metų. Ir tas buvo tam ežere momentas, kad aš tiesiog paleido mane. Ir sako, plūduriuok, aš ten bandau, jisai mane prižiūri, kad nenuskęsčiau. Ir viskas, tiesiog taip ir kažkaip natūraliai ir gavos, kad išmokau, nereikėjo ten daugiau kažko labai sukt, mąstyti. O paskui treneriui daug teko taisyti tavo technikas, kur iš tėčio išmoktos? Tai aš gal sakyčiau, čia kaip tai gerai mokėjau jau plūduriuot ir tada galėjau jau mane pradėti mokinti normaliai plaukti. Kalbant apie antrokų programą, tikriausiai žinai, kad ten kiekvienais metais 14 000 antrokų gauna plaukimo pamokas. Tavo nuomonė, kiek tai daro įtaką tam, kad ateitų paskui tie vaikai į plaukimą? Ar tave būtų paskatinęs toks dalykas eiti į plaukimą? Jeigu nuo balto lapo pradedant. Jo. Pirma, manau, kad čia labai geras dalykas yra, nes būna, aišku, kažkokia dalis mokinių, tų antrokų, kurie net nemoka plaukti. Tai visų pirma, jie supažindinami su to plaukimu ir jie gali išmokti plaukti, plūduriuoti, ir tai yra vertingi įgūdžiai. Vasarą, tarkim, maudytis, tu jau mažiau šansų turėsi nuskęsti. Ir kitas dalykas, aišku, kad supažindina tave su to pačiu plaukimu, su ta visa sporto šaka. Tai manau, kad čia labai gerai yra. Būtent ir dėl saugos, ir kad įneštų daugiau plaukikų. O kiek tavo klasiokų nemokėjo plaukti? Ar buvo tokių? Šitą neatsimenu iš tikrųjų iš dalyko, kiek ten jų nemokėjo ar mokėjo, bet aš atsimenu, kad šita programa irgi buvo, mūsų klasėje ėjo plaukti. Ir tiesiog gaudavos, kad aš ateinu su jais proplaukiu ir tada iš karto einu dar vieną treniruotę daryti. Man pats geriausias momentas turbūt buvo pradinėse klasėse. Okay. O turi dabar draugų, kurie nemoka plaukti? Ne. Didžioji dauguma draugų mano yra ir iš plaukimo rato. Visi kiti likę draugai moka plaukti. Supratau. Tai einam prie linksmesnių dalykų tada. Ežeras, upė ar jūra?
Sakyčiau, gal ežeras jame plaukti galima geriausiai. Aišku, jeigu upiai plauki palei srovę, tai tau smagu yra gera, jauti greitį, bet be jokių trukdžių, be nieko geriausia plaukti ežere būtų. Kuriuose Lietuvos ežeruose dažniausia plaukiai? Žaliuosiuose. Bet čia Vilniuje, ne Kaune? Taip, o Kaune, karjerė Lampėdžių, vat. Ežere nelabai. Aplink Kauną ežeruose labai neplaukiai. Ar turėjai kažkada minčių perplaukti marias, ar plaukiai kada nors? Kauno marias? Ne Kauno. Kuršių. Minčių turėjau, nes buvo kažkoks maratonas tenai Kuršių mariose, ten irgi 10 km, man atrodo, net 25 gal yra. Tai labai ilga distancija ir visai įdomiai skamba, bet taip ir nepasiryžau to daryti, neatsimenu kodėl. Man atrodo, irgi buvau kažkur išvykęs, ir tiesiog taip gavosi, kad nesuplaukiau. Tai va. Per tas trumpas atostogas Lietuvoje, kur leidi, ar tu būni Lietuvoje, ar kažkur išvažiuoji? Vat įvairiai, pavyzdžiui, praeitais metais buvau išvykęs į Italiją su savo draugė, o šiais metais taip gaunasi, kad mums nesusiderina grafikai, tai tiesiog leisiu čia namuose, važiuosim gal kempint, tokių visokių, su gamta truputėlį pabūti. Bet per atostogas irgi plauki? Atviruose vandenyse, ar ne? Ne tiek, kad plauk, bet tiesiog papramogaujam su draugais, ten kažką einam, biškai pasipliškenam ir grįžtam, viskas, ten daugiau nieko nebūna. Tavo tada, nežinau, sunku pasakyti, artimiausi planai, bet kaip tu įsivaizduoji savo gyvenimą artimiausiu metu? Taip turėtų būti lyg tai treniruotės, ta rutina ir taip toliau. Bet vis tiek gyvenimas nestoja vietoje, ta plaukiko karjera kažkada baigėsi. Kaip tu įsivaizduoji, kaip vyks tas tavo gyvenimas? Ko norėtum iš jo? Norėčiau daug ką pasiekti. Tik nebūtinai tai turi būti kažkas tokio, kad su žiniasklaida tenai ar kažką. Tiesiog turiu savo tikslų užsibrėžęs tokių asmeninių, kuriuos tiesiog noriu padaryti ir įvykdyti, kurie nėra lengvi, jie yra, manau, gal net nelabai realistiški, bet tie tikslai tave ir veda. Bet žinai, yra pasakymas, kad svajok atsakingai, nes svajonės pildosi. Taip. Tai tokių esu užsibrėžęs tikrai tikslų, kuriuos noriu įgyvendinti, kurie nebūtinai yra susijęs su plaukimu, bet čia jie yra tolimesnėje ateityje. Dabar aš apsiėmęs tuo plaukimu, stengiuosi padaryti, ką galiu ir tiek. Turi kažkokią savo gyvenimo filosofiją? Kaip ir ne. Nežinau. Turit pavyzdžių? Vieni gyvena šią dieną, kiti nori palikti kažką po savęs, kiti žiūri į priekį. Treti pasinėra į holistiką, kokią ten nedvasingumą, tokius dalykus. Mėgautis gyvenimu. Kad ir kaip banaliai skambėtų gal. O mėgautis gyvenimu. Kas tau didžiausias malonumas gyvenime? Po plaukimo, aišku. Būti su šeima. Šeima, draugai, tiesiog laikas. Didelė šeima? Artima ne. Kaip čia pasakyti, ta prasme, nesam daugiavaikė šeima. Turiu brolį, o visi seneliai, šiaip pati giminė yra didelė. Per šventę susirenkat? Taip. Šventės yra vienas geriausių man laikų. Kalėdos ar Velykos? Kalėdos. Kodėl? Būna dovanas didelis. Kokią linksmiausią dovaną esi gavęs? Žinau, tas klausimas užknisa, nes kai reikia prisiminti staigiai. Dabar. Galbūt kažkas buvo labai įsimintino. Prisukomas krokodilas koks nors? Ne. Lidlo kortelė. Piniginė to. Žinokit, nieko nesugalvoju dabar. Tokio, kad labai atgaivint atmintį, tai dabar neišeis, žinokit. O pačiam patinka dovanas dovanot? Be abejo. Ir gauti, ir patinka dovanot. Kokią dovaną norėtum padovanot Lietuvos plaukimo bendruomeniai? Dar vieną olimpietį. Tai čia greitai jau gali padovanot. Tai tikėkimės.
Gerai, buvo malonu su tavim bendrauti, dėkui Džiugai, kad atėjai, skiriai laiko, prisiminimų, buvai atviras ir tikiuosi pasimatysim artimiausių metų bent jau Vilniui prie Žaliųjų ežerų. Tai šiandien tiek, čia buvo LTU Aquatics tinklalaidė, iki pasimatymo.